Nesenai gavome skundą iš kažkokios moteriškės, kurie nemoka angliškai, nes mūsų websaitas yra visas anglų kalba. Tai padavė mūsų vartotojų teisės, turėjom išversti visą savo puslapį į lietuvių kalbą greitai. Tai aišku, rankiniu būdu tą padaryti ganėtinai sunku, tai pasitelkėm dirbtinį intelektą. Janina, čia tau. Prieš sutvarkant norim jums parodyti, kaip gali skambėti Noko pavadinimai ir aprašymai lietuviškai. Sveiki atvykę į Parkritimo parduotuvė.lt. Gerai. Vienas iš vieno. Naujas krovinys. Ai, naujas krovinys. New drop. Naujas krovinys. Va, Embrace the Struggle džemperis. Priimk kovą. Labai storas džemperis su kapšonu juodas. Užsidedi džemperį, realiai už kelių sekundžių laukia tavęs kova. Priimi kovą. Ribotas kiekis džinsų su nuplėšimu. Dėvi. Va, dėvi. UFC kovotojas Mantas Kondratavičius. Vasilijus Lomačenko, didysis visų laikų skliausteliuose sportininkas. Skliaustelių gali nedėt. Egidijus Piktas variklis. Egidijus Piktas variklis Kavaliauskas. Tabata Kūdikės Ryklys Ričiai. Aktyvus UFC kovotojas. Va, šitas geras. Deividas Lietuvos laukinis. Danila. Tai linkėjimai tau, Lietuvos laukinį. Žiūrėk, maikutė. Apsikabink kovą. Apsikabink kovą. Tai prieš tai buvo priimk kovą, dabar yra... Pavadinimas tas pats, bet vertimai du skirtingi. Apsikabink kovą. Ypač dideli, sunkų marškinėliai. Blogai. Nu tai ką, einam tada į pirmą. Varam pirkti viską jaučiu. Perkam viską. Palauk, kas ten buvo, kažkas įdomiai. Trunk X. Bene. Nok X. Va, kaip vadintųsi. Trunk. Čia lietuviškai Nok vadinasi Trunk. Riboto leidimo Astro 2.0. Fade Vilnos džemperis su kapišonu. Mėlios spalvos. Vilna. Prabangiai varant, lemba. Brick Brown Vintage Frotinis. Ką reiškia? Brick Brown Vintage Frotinis džemperis su gogliu. Įdomu, ką reiškia. Goglis tai kapišonas. Frotinis tai neįsivaizduoju. O, šitas geras. Vidutinio svorio vintažinis kaptidis. Iš kaptos medžiagos. Pasiėmė kaptidį. Davai, varom iki šopo kaptidžio. Lema, žiaurus kaptidis išėjo Noko. Tai ką, kaptidžio dropas šį sekmanį. Su gogliu bus kaptidžiai pas mus. Šonų juodas. O kaip suprasti, bakne? Žiūrėk. Bakne? Bakne. Palauk, o čia yra... Case closed. Keisla. Bakne. Ne, tai čia hoodie. Man atrodo, yra... Jo. Hoodie tai yra bakne. Lietuviškai. Case close, atvejis baigtas. Tai norit džemperio, tai ateinat į parduotuvę ir sakot, noriu baknės arba kaptidžio. Su kapšonu ar be kapšonu, tai su gogliu arba be gogliu. Senovinio stiliaus Vilnos bėgimo kelnės su rankogaliais. O, kelnės su rankogaliais. Tai vintažiniai frotiniai marškinėliai su vidutinė apimtini. Nu viskas aišku, iš karto aišku, ką pirki. Apšautos. Apsautos. Nu čia va. Apsautos. Rantytos stiliaus senovinio atrodo frotinės kelnės. Saunos šepetėlių šortai. Oi. Saunos šepetėlių šortai. Paveldėtas. Šviežiai žalias. Tokį džemperį tai gali tik paveldėti. O kelnės Heritage paliko normaliai. O, geras. Remygas storas džemperis su govatu. Čia kapišonas. Žodžiu, kapišonas turi turbūt kokią 10 skirtingų žodžių. Senovinio pablukimo, audinio, su juostos. Vienas žodis. Su juostos. Sporto kelnes. Oi, geras. Kamufliažinė apsaugos nuo saulės apranga. Tai užsimeta rašgardą. Ir nereikia teptis SPF-ų. Rašgardas nuo saulės. Puikiai. Jeigu pamatysit Palangos pliaže mane su tokiu, nustebkite. Žaliaviniai teri bėgimo kelnes. Plytų įrėminti marškinėliai. Brick Bound T. Mintis tai tokia, šiaip ir buvo to pavadinimo. Brick by brick. Brick by brick. O. Juodi kempinių pinimo džogeriai su rankogaliais. Nu, čia tai maks. VT. Apsaugos marškiniai. Apsaugi. Tikri Tailando šortai. Tik tokie. Ir ne kitokie. Čia yra tikri Tailando šortai. Niekur kitur tokių nėra. Tikriems kovotojams skirti šortai. Ir yra dar klausimų? Jo, tikriam kovotojams tik tai. Plytų dydžio rožiniai kūdikių marškinėliai. Plytų dydžio rožiniai. Jeigu jūsų vaikas plytos dydžio, tai puikiai tiks šitie marškiniai. Čia viskas, sakai, žinai, kur nueik, parduotuvę ir tada pačioj va pasirinkti. O, trumpi vaizdo įrašai, noriu.
Trumpi vaistai. Ir šortai. Bėgikai. Nu, kas prie bėgikai? Tadas Čegauskas. Bėgimo kelnes. Mansetiniai, vintažiniai, frotiniai, sportiniai, džogeriai. Sekcijos. Taip. Turim moteris, pardavinėjame moteris. Jo, šiaip yra moteris pas mus. Moteris, po to yra vaikai. Ir priedai prie jų. Ar priedai. Aptrinta. Aptrinta, tada Nutrinta. pilnai nutrinta, visiškai jos identiškos, bet viena yra aptrinta, kita yra pilnai nutrinta. Ai. Nu, šiaip dar nebuvo taip blogai, kaip tikėjausi. Tikrai Bet- dar galima needitinti net. Tai realiai mano, žinok, labiausiai patikęs, kuris buvo, tai paveldimas vis tiek. Nu, paveldimas rimta, bet kaptidis su gogliu geras. Nebuvo taip baisu, nes mes truputį dar pataisim tokius, kur labai jau baisus buvo. Buvo šepičio stiliaus marškinėliai. Gerai, Nėra tai jeigu taip ir baisu. jūs pastebėsite kažką įdomaus ir ką pamatysite parduotuvėje iš pavadinimo, būtinai parašykite. Labai bus Jeigu įdomu. kažką praleidom, jo. Šito video pavadinimas bus Janina, tau. Janina, ačiū tau, kad nepamiršai mūsų ir kad privertei mus išsiversti savo elektroninę parduotuvę. Taip. Suprantamą lietuvių Taip. kalbą. Einam iki komandos, Jo, einam tada. pasiim kompiuterį Jo. ir pasižiūrėsim. Sveiki. Sveiki. Man reikėtų apsaugos nuo saulės marškinėlių. Apsaugos nuo saulės. Apsaugos nuo saulės mašinėlį. Neturim laikų. Naujas matau čia, esate turbūt. Antra diena Na dar. gerai, tada, na, tik to, tas apsaugos nuo saulės marškinėlis, tada man pasiūlyti. kaptidį su gogliu norėčiau L dydžio. Ko tokį? Kaptidį su gogliu. Kas čia toks būtų? Kam tų naujokų tiek čia pas mus? Jau rytoj važiuojam į Ride Fest renginį, ten turėsim bokso kriaušę, ten galės visi atvykę prasimušt. Jeigu išmuš už mane daugiau, laimės Noko dovanų čekį 100 eurų. Tai va, tai rytoj susitinkam Raudondvarį. Tai turim tokį challenge, turime bokso kriaušę. Kas pagerins mano rekordą, tai 100 eurų Noko nuo manęs, o kiti galės varžytis tarpusavį. Tai kas laimės taip pat gaus Knock Them Wear prizą. Mariukai, Streikė! Lapė! Knox, džemperis Knox. Ой! Молодец! Let's go! Yeah. Aštuoni 14. dėl savęs. Aš esu per senas, kad lipti eit kovot su tavim. Tu esi per daug patyręs, kad įsileistų mane. Čyteris. Nu ką, turim 301 km, važiuosime iki Svencelės nuo Ramučio. Kaip manai, kiek bus kilometrų, kaip važiuosime į Svencelę? -50. Realu. Ar nekrovę sugebėsim nuvažiuoti? Klausimas. Nu, beveik pusę kelio nuvažiavom ir turim 7-8 km. O liko 116. Jau stosim krautis. Gerai, paprasta sumokėti, nereikia appso. Skanuoja QR ir Apple Pay. Ir krauna. Nu, nepilnai 15 minučių. Ir jau turim dar 211 km. Turim šiam 6 kilus, pasiekėm tikslą, tai gavosi, kad vietoj iš viso 400 km sukrovimų turėjom ir važiavom apie 200 km. Nu, kaip mūsų butukas. Ohopa.
Nukius. Va, žiūrėk, tau kaip tik pavero kafe. Nu, labai wow. O mūsų mėgamasis. Ten sportuosim. Patinka? Nerodo kilometrai. Bet truputį, bet... Čia gyvenom. Kieme Vero kafe. O, labai gerai, jo. Pabandyk dešinę koją kuo aukščiau užsikeltėm, kad nekeltų šiknos jo. Ir dabar uždarinėjai tarpą. Ir bandai tą uždarinėję tarpą. Nu, jam sunku padaryti gioletiną bus, žinok. Tik reikėtų tavo apsikabinti jį abiem kojom ir su dešinį įsitraukti dešinį kelią. Čia triukas bus. Ačiū, kad žiūrėjote. Kaip visą laiką padovanojam marškinėlius. Vienam iš pakomentavusių. Tai šį kartą sukam ratą. Brrrr. Sveiki, malodės. Iki kito karto.